dviejais būdais. Jeigu vienas dalykas tai yra D'Alembero principas iš teorinės mechanikos, kai mes, sakykime, pridedam prie statinės pusiausvyros statinių jėgų, mes pridedam dar inercijos jėgas ir vėlgi turim išlaikyti tą pačią pusiausvyrą. Tai reiškia, kai sistemos elementai juda su tam tikrų pagreičių, mes turime, sakykime, dar inercijos jėgas atsirandančias. Tai ar lėtėjimo pagreitis, ar greitėjimo pagreitis, mums nesvarbu, vienas ir kitas mums duoda, sakykime, galbūt skirtingų krypčių, bet, sakykime, duoda inercijos jėgas. Ir jeigu jos tik tai yra tokios, kurias mes jau laikome kaip ženklios, prisideda prie mūsų rezultato, tada mes jas ir vertiname. Jeigu galvojame, kad galima apsidvejoti, tai kam ten apsisunkinti savo gyvenimą. Tai tų variantų yra, sakykime, keli, kai mes turime linijinį judėjimą, tiesiog judėjimą su pagreičiu, sakykime, nežinau, lifto kabina keliama tam tikrų greičių ir, tarkim, jau ten trosas gauna kažkokias tai dinaminės apkrovas. Ir kitas atvejis tai yra, sakykime, kai tam tikros masės kūnas sukasi pastoviu greičiu, omega, kad ir be pagreičio sukasi, bet pastoviu greičiu, tačiau išcentrinį pagreitį mes turime ir jis iš tikrųjų vėlgi nulėmė mūsų, sakykime, dinaminės apkrovas ir mes tenais, jeigu pamatytume, tai, sakykime, apkrova apie ašį X sukantis elementui, tai kuo mes esame toliau nuo sakykime, nuo ašies, tuo apkrovos dedamoji didesnė ir, sakykime, kai mes susumuojame visas apkrovas, tai reiškia, prie ašies mes jau turime tokias didžiausias apkrovas ir priklausomybė tarp jų netiesinė ir tai mes galime sakyti, kad yra, pavyzdžiui, sakykime, lėktuvo propelerio, sakykime, atvejis, kai jis sukasi, reiškia, veikia didelis išcentrinės jėgos ir tas išcentrinės jėgas mes vadiname dinaminės jėgomis, dėl inercijos jėgų atsirandančios dedamosios yra pakankamai didelės ir jas būtina vertinti. Taip gali būti reikalų. Kita vertus gal gerai, nes tada net nesugebėtume pakilti turbūt. Bet jeigu, tai tada turbūt būtų visokių atvejų galimų. Tai čia vieni uždaviniai. Mes jiems ir neskirsime daug dėmesio, nes jie yra labai specifiniai, labai išimtiniais atvejais naudojami ir, ta prasme, jeigu jau kažkam tai tada jūs susirandate info ir pasižiūrite, kaip tai reikia daryti. Kitas atvejis dinaminių apkrovų tai yra smūginės apkrovos, kai jūs važiuos automobiliu, įkrentate duobę ir tai jau smūginė apkrova. Ir kaip tai reikėtų vertinti. Arba kažkoks daiktas nukrenta ant jūsų kažkokios tai sistemos iš tam tikro aukščio ir vėlgi tai yra smūginė apkrova. Tai tokiais atvejais tas pagreitis yra nepastovus, bet kintantis. Mums jį, sakykime, sunku nustatyti ir sunku, sakykime, išmatuoti. Dėl to yra taikomi kiti būdai, nebe D'Alembero principas, bet, sakykime, energijos tvermės principas. Tai reiškia, kad mes turime smūgio energiją, tada skaičiuojame deformacinės energijas ir vėlgi tarp jų, sakykime, mes sulyginam ir gaunam išraiškas. Išraiška tai yra, sakykime, tas parametras, kuris naudojamas parodyti, ant kiek dinaminė, tai yra dinamiškumo koeficientas, pirmiausia, tai ką mes pažymėkime, ir jisai mums leidžia pasakyti, kiek kartų dinaminė apkrova yra didesnė už statinę. Kadangi čia mes taikome visą tai tik tiesiniams uždaviniams, prasme, kai tarp įtempių ir deformacijų priklausomybė tiesinė, ta prasme, kai medžiaga deformuojama tampriai, tiesiškai, tai reiškia izotropinė medžiaga, tai visos tos prielaidos, kurios buvo ten kažkada tai anksčiau pasakytos, jos čia galioja šitam uždavinėje taip pat. Tai reiškia, mes galime sakyti, kad dinamiškumo koeficientas parodo ne tik tarp apkrovų santykių, dinaminės ir statinės, bet ir tarp įlinkių, ir tarp deformacijų, ir tarp įtempių, ir tarp reakcijos, jeigu čia buvo turbūt apkrovas, gal čia galėtų būti, ir taip toliau. Tai reiškia, tarp viso mechaninio atsako dinaminio ir tarp statinio atsako. Tai yra santykis vadinamas dinamiškumo koeficientu. Ir kuom tai, sakykime, mums palengvina uždavinį, tai kad jeigu mes mokame skaičiuoti
uždavinį nuo statinių apkrovų. Nuo statinio apkrovų mes čia laikome, kad yra masės M kūnas padėtas ant jūsų konstrukcijos. Tai reiškia veikia svorio jėga mg. Tai yra statinė apkrova, nuo jos apskaičiuojam įtempius, deformacijas, įlinkius ir tada padauginam dinamiškumo koeficientą, gaunam, sakykime, dinaminius įtempius, įlinkius, deformacijas ir visą kitą. Tai reiškia, patogu tai, kad mes galim taikyti tą statinio uždavinio sprendimo metodiką, gauti reikšmes, padauginti jas iš dinamiškumo koeficientų ir tokiu būdu gauti dinaminį atsaką, dinaminės kūninės apkrova. Tai čia su D'Alembero principu, sakykime, parašytos formulės ir smūginio apkrovimo atveju mes turime, sakykime, dvi išraiškas, kai uždavinį aprašome aukščių H, iš kurio krenta M masės kūnas. Dinamiškumo koeficientas aprašomas pagal 4,9 formulę. Na ir vėlgi, čia mes matome, kad dinamiškumo koeficientas nepriklauso nuo masės. Čia vėlgi su tam tikra prielaida, ne? Jeigu oro pasipriešinimas, jeigu būtų labai lengvas elementas metamas ir jam turėtų įtakos oro pasipriešinimo jėga, nu tai tada, sakykime, aišku, mes nekalbam apie tą atvejį. O visais arba daugumos atveju, tai čia, sakykime, masė M nefigūruoja. Tai nereiškia, kad poveikis nebus didesnis. Taip, jisai bus didesnis, bet ir statinis poveikis bus didesnis. Tai reiškia, čia yra tiesinė priklausomybė ir masė M tik tiek ir te figūruoja. Kiek statinės apkrovos padidėja dėl masės M, tiek dinaminės irgi kartu padidėja. Bet kiti parametrai, kurie įtakoja dinamiškumo koeficientą, tai yra aukštis, iš kurio mes metame, arba greitis, kuriuo, sakykime, elementas atsitrenkia, ir įlinkis, kuris atsiranda nuo statinės apkrovos. Tai kaip ir pasako, tai tarkim, nuo sistemos standumo arba minkštumo. Tai reiškia, kuo minkštesnė sistema, tai reiškia, tai tuo įlinkis bus didesnis. Ir čia vardiklė esantis parametras, kai jeigu bus jisai didesnis, tai natūralu, kad dinamiškumo koeficientas mažėja. Ne? Tačiau mes matome, kad tas dinamiškumo koeficientas negali sumažėti iki, tarkim, 0 arba netgi 1. Jisai tas dinamiškumo koeficientas gali sumažėti geriausiu atveju iki 2. Dabar aš jau čia turbūt kažką tai pripainiau, bent jau iš prieš tai sakyto teksto, kažkur turbūt tenais susakiau ne taip. Kai turim konstrukciją, kuri yra, sakykime, minkšta, tai įlinkis didėja. Ir, gerai, viskas tvarkoja. Jisai, sakykime, įlinkis didėja ir mes čia gauname, sakykime, reikšmę, kuri artėja prie 0 ir tas narys kaip ir visai dingsta ir galiausiu atveju mes galime vis tiek turėti dinamiškumo koeficientą ne mažiau kaip 2. Ir netgi jeigu tokiu atveju pasižiūrėtume, taip ir yra. Jeigu mes pasiemame masės M kūną, prilečiam prie paviršiaus arba priartėjam prie paviršiaus, ant kurio norime padėti ir staiga atleidžiame, kai atstumas būna likęs beveik 0 milimetro, tai reiškia, kai mes buvom prie pat ir staiga atleidus, tas dinamiškumo koeficientas tampa lygus 2. Tai net ir čia, sakykime, jau dinaminė apkrova yra visai nemaža. Tai natūralu, kad jeigu mes iš tam tikro aukščio H metame kūną, tai ta dinaminė apkrova yra kur kas didesnė. Ir aišku, mes darėm laboratorinį darbą ir matėm jo metu, kad dinamiškumo koeficientas tikrai yra ne 1 ir ne 2. Mes ten gavom turbūt 15, 12, kažkas tokios eilės 20. Dabar, jeigu, sakykime, turime greitį kažkokį, tai arba greičiu V judantį kūną, ir prieš pat susidūrimą jo greitis yra V, tai dinamiškumo koeficientas būtų aprašytas, skaičiuotas pagal tą formulę. Ir čia tos formulės iš principo tai yra beveik vienodos. Jeigu mes mgh potencinį kūno energiją prilygintume mv kvadratu iš 2, tai mes gautume, sakykime, tą patį ryšį tarp šitos 4,9 ir 40 formulės. Iškai 4,9 formulė vietoj iš mgh lygu mv kvadratu iš 2 įsireikštume h ir vietoj h įstatytume, ką turime, tai gautume štai šitą formulę 4,10. Tik tai čia toksai niuansas, kad kai mes skaičiuojam delta statinį nuo greičio, tai apkrova statinė mg
mes pridam greičio kryptimi arba smūgio kryptimi. Jeigu smūgis yra horizontalus, M1 apkrovą taip pat pridam horizontalia kryptimi. Ne vertikalia, kas įprastai svorio jėga veikia, bet ta kryptimi, kur turime smūgį. Tai čia toksai šiek tiek su logika prasilenkiantis dalykas, o visa kita daugiau mažiau yra realu. Na ir kai jau turim dinamiškumo koeficientą, tai tada, sakykime, mes galime jau sakymą skaičiuoti dinaminės apkrovas, įtempius dinaminės ir taip toliau. Visi uždaviniai, sakykime, sprendžiami labai paprastai. Pirmas žingsnis, sakykime, pažiūrėti algoritmą sprendimo, tai smūgio vietoje, kur krenta, sakykime, M masės kūnas, mes pridam jėgą statinę, kas lygu F statinė jėga lygu M padauginta iš G. Tada apskaičiuojame nuo jos įlinkį tame taške jėgos pridėjimo kryptimi, tai yra delta statinė apskaičiuojame. Ne? Kai jau turime jį, tada keliaujame į antrą tašką, į antrą punktą. Antrame punkte pasiemame 4,9 arba 4,10 formulės ir į jas įstatome delta statinį. Na ir aišku, mes turime įstatyti arba greitį, arba smūgio, arba aukštį, iš kurio krenta ir apskaičiuojame dinamiškumo koeficientą. Tada keliaujame į trečią žingsnį ir turėdami jau dinamiškumo koeficientą mes galime apskaičiuojame, sakykime, statinius parametrus. Aišku, statinius parametrus ir anksčiau galėjome apskaičiuoti, nesvarbu, bet sakykime, įtempius nuo statinės apkrovos, reakcijos jėgas nuo statinės apkrovos suskaičiuojame štai čia, sakykime, šiam punkte ir paskui keliaudami į ketvirtą punktą mes tas statinės reikšmes, įtempius, deformacijas, įlinkius dauginame iš dinamiškumo koeficiento ir gauname tokiu atveju dinaminės apkrovas ir įtempius. Tai štai toks labai paprastas algoritmas, naujumo čia yra 4,9 ir 4,10 formulė, visa kita, sakykime, jau jums yra žinoma. Na ir kokį uždavinį be paimtume, ar tai būtų, sakykime, šitą daug pavyzdžių. Tai ar tai būtų, sakykime, ašinė kryptimi gniuždomas strypas, iš aukščio H metant M masės kūną, čia apkrova iš karto MG duota. Ar tai būtų lenkiama kažkokia sistema, ar tai būtų, sakykime, sukamas elementas, visą laiką mes skaičiuotume jėgos pridėjimo vietoje įlinkį. Suskaičiuojam jį, statome dinamiškumo koeficiento formulę, apskaičiuojam dinamiškumo koeficientą ir tada pasižiūrime, kiek kartų padidėja statiniai rezultatai lyginant su dinamika. Tai tokia įžanga. Ar turit klausimų? Tai čia yra, sakykime, mūsų uždavinys. Tai turime M masės kūną, metame jį iš aukščio H, taško B, krenta jisai, ir mums reikia apskaičiuoti, kam bus lygus dinamiškumo koeficientas tokioje konstrukcijoje. Čia aš jį paėmiau tą uždavinį, sakykime, jis buvo labai panašus įspręstas šitoje vietoje, čia kažkur tai. Čia. Perkeliam tik tai, sakykime, apkrovą iš taško 4 į tašką 1. Tai aš dabar trumpai parodau, kaip reikėtų spręsti tokį uždavinį, pasižiūrim ir tada bandom kažką taip pat. Gerai? Tai pirmas dalykas, aišku, mes turėtume sužymėti, kur čia, sakykime, kas yra. Tai reiškia, pirmas, antras, trečias, ketvirtas, penktas taškai. Atstumai yra duoti, viskas yra duota, iš principo tai MATLAB Drive aš įdėjau, sakykime, visą tai į uždavinį ir turėsime mes sprendimą, paskui pasižiūrėsime. Pirmas dalykas, ką mums čia reikia nustatyti, reiškia, mes turime skaičiuoti reakcijos jėgas. Mūsų uždavinys yra štai toks. Vietoj masės M mes sakome, kad čia šitoje vietoje veikia F statinė jėga, kas mūsų atveju yra lygus M padauginta
Tada čia mes turime parašyti, kad kažkokia veikia reakcijos jėga, čia veikia reakcijos jėga ir čia veikia reakcijos jėga. Dabar kryptis, uždavinys čia yra nesudėtingas, pas mus tik tai viena apkrova ir mes matome, jeigu viena jėga veikia vertikaliai žemyn, natūralu, kad čia bus į viršų ir, sakykime, R5, Y yra lygus, aš galau sakyti iš karto, kad tai yra F statiniai lygus jėgai. Nėra čia ką skaičiuoti suma, jeigu Y ašė turi būti lygu 0, daugiau jėgų nėra, vadinasi atsakymas labai paprastas. Toliau, sakykime, skaičiuojam štai čia jėgą R2x. Dabar matau, kad jeigu apie tašką 5 skaičiuočiau momentus, tai F statinė jėga veiktų, suktų apie tašką 5 pagal laikrodžio rodiklę. Kai aš galvoju apie 5 tašką ir apie jėgą F statinę, tai jau sistemos aš jau nebematau, viskas nėra. Aš matau, kad veikia jėga štai šitą kryptimi, šitoje linijoje veikia pagal laikrodžio rodiklę, na ir, ta prasme, turi reakcija būti kažkokia, kuri priešinsis tam sukimusi. Tai natūralu, kad turi būti čia reakcija, kuri veiks prieš laikrodžio rodiklę 5 taško atžvilgiu ir jos didumas bus lygus, vėlgi, jeigu čia atstumas yra L, tai vadinasi čia atstumui esant 2L, tai reakcijos jėga galės būti dvigubai mažesnė nei kad statinė jėga. Jeigu netikit, suma momentų apie tašką 5 turi būti lygi 0, čia yra lygtis, kuri jums leistų tai pamatyti. Statinis kart L su minusu plus R2x kart 2L lygu 0. Susiprastina, R2x yra lygus F statinis dalintas iš 2. Ten mes čia ir parašėme. Tai dabar, jeigu viena jėga yra į kairę veikianti tam tikros reikšmės, tai natūralu, kad kita jėga turi užtikrinti pusiausvyrą, veiks į dešinę, F statinis dalintas iš 2. Tai yra R5x. Oks. Gerai, tai turim tiek reakcijos jėgas. Dabar turim braižyti momentų diagramas. Momentų diagramas tai braižom taip, nuo kiekvieno laisvo galo keliaujam ir turim kažką tai tokio braižyti. Tai pirmą, sakykime, mes pasirinkime strypą tą 1, 2. Čia aš jeigu atsipjaunu, įsitvirtinu šitoje vietoje, tai jėga veikianti taške B arba pirmam taške veiks taip, jog gniuždysis apatiniais sluoksniais. Vadinasi, diagrama ateinama į apačią. Brūkšniuoju. Ir čia yra reikšmė F statinis padaugintas iš L. Gerai. Dabar žaliai pasiimsim iš eilės. Šitam stripe, vertikaliam, šitoj vietoje mes iš karto, jeigu gavom prieš tai momentą kažkokį F statinis kartel, tai čia tas pats momentas tokio paties dydžio į tą pačią pusę, jeigu vidiniam kampe, tai vidiniam kampe bus brėžiamas didedamas taškas štai čia. Jo reikšmė yra F statinis kart L. Dar be viso to aš matau, kad turiu reakciją R2x, kuri veikia visą laiką į kairę pusę, tai jeigu aš čia atspjaučiau ir įsitvirtinčiau, tai turėčiau tai per visą ilgį veikiantį momentą, kurį mes prieš tai buvom skaičiavę, tai yra, sakykime, F statinis kart L, ir plus dar reakcijos jėga, kuri gniuždo kairę pusę, dar labiau kairę pusę pasideda. Ir galiausiai aš čia turėčiau F statinis dalintas iš 2, padaugintas iš 2L, tai gaunasi greitai susiprastina F statinis kart L ir F statinis kart L. Tai buvo atstumas 1 ir dar tokį patį prisidėjau. Ir, sakykime, aš sujungiu šitus taškus, reikės apvienautis. Ir čia yra F statinis.
Gerai, tai dabar turėdamas šitokią, sakykime, keliauju į strypą 4,5. Jeigu turėjau vidiniam pjūvyje momentą 2F statinis kartvel, tai čia vadinasi čia aš turėsiu tą patį vidiniam pjūvyje 2F statinis kartvel. Čia momentas yra lygus 0, tai jau tikrai. Na, jeigu aš keliauju iš laisvo galo nuo 5 pjūvio, tai yra 2 jėgos, pėtis lygus 0 iki jų, iški 0. Sujungiu tos 2 taškus ir gaunu šitą. Čia, aišku, tai yra 2F statiniai kartvelai. Dabar, kai mes skaičiuojam įlinkį, tame taške B, kur pridėta masė, tai mes, sakykime, ten turim pridėti vienetinę jėgą. Ir jeigu mes pritaikytume Moro integralus, tai reiškia, mes turim užrašyti viską funkcijomis. Aš dabar, ta prasme, raudonai užrašau. Pirmoji daly MF nuo Z, sakykime, įsivaizduokime, kad mūsų atveju Z yra štai čia veikiantis, šitam 1,2 srite, tai MF nuo Z bus lygus, čia paprasta, F statinis padaugintas iš D. Ženklas mums čia dabar visai nesvarbu, nes mes dauginsim iš principo tokią pačią diagramą su tokia pačia, tai reiškia, kai 2 skaičius dauginam, tai jokio skirtumo vienodus. Tai ar jie yra būtų neigiami ar teigiami, mūsų atsakymas bus visą laiką teigiamas. Gerai, su raudona dalimi viskas aišku. Su žalia dalimi dabar taip. Čia aš jau dabar užsidėsiu, kad Z kinta čia žemyn. Na ir ką, dabar aš pradžiai matau, kad tai yra momentas F statinis kartvelų. Čia visai parašytas. Plius į tą pačią pusę R2X, tai reiškia F statinis dalintas iš 2 padaugintas iš atstumo Z. Na ir dabar F statinį mes galime įsikelti ir turime F statinis L plus Z dalintas iš 2. Štai tokia funkcija. Toliau likusi dalis 4-5 taško MF Z lygi 0. Ir čia mes pasirinkime, kad ir paprastesnį kokį variantą. Ne vis nebūtina važiuoti viską. Iš eilės mes galim savo leisti ir atskaitos tašką šitam strypui pasirinkti 5. Yra lygus. Tai dabar būtų taip. R5Y padaugintas iš atstumo Z. R5Y pas mums yra statinis, tai rašau statinis kartas. Formulę apskaičiuoti įlinkiams delta statinis, čia taške B yra lygus 1 iš E į I ir čia integralas. Integralas Moro. Nuo 0 iki L bendra išraiška. MF nuo Z padauginta iš M1 nuo Z. DZ. Ir čia suma tokio integralo. Galėtų. Tai MF nuo Z mes jau turime. M1 nuo Z dar ne. Reiškia, mes turim užrašyti. Ko čia skirsis? Tuo, kad šitame taške B bus pridėta nebe F statinė jėga, bet bus pridėta vienetinė jėga. Iš principo viskas taip pat, tai vietoj F statinio rašau vienetą. Tai ką, paimam ir perrašom. M1 nuo Z bus lygus 1 kart Z. M1 nuo Z žalia spalva pažymėtos bus lygus skliausteliuose 1 kart L plus Z dalinta iš 2. Čia galvoti nereikia. Tai čia visais atvejais. M1 nuo Z. Taip. Ir čia mes rašome, kad M1 nuo Z šitoj daly bus lygus 1 kart Z. Tai dabar mūsų, sakykime, tiesiog susumuojam šitą sandaugą, plus žalius sudauginam, plus mėlynus sudauginam, suintegruojam ir susumuojam viską. Ir tada gaunam, sakykime,
sakykime, atsakymą dėl pastatymo įlinkį. E tai yra tamprumo modulis į inercijos momentas. Tokio uždavinio inercijos momentas, tokio skerspjūvio tai būtų lygus b kvadratu, bh kvadratu, bh kubų iš 12. Ne? Tai h pas mumis yra 2b skliausta kubu ir viskas dalinta iš 12. Taip, inercijos momentas. Tai kai tiek turim, tada keliavam dabar į MATLABą. Čia info labai nedaug, bet sakykime, tas pats uždavinys. Čia mes turime pradinius duomenis. Inercijos momentas apima kiaurymė buvo, dar atsiprašau, čia kadangi kiaurymė, tai reiškia minus b minus 2t. Dabar čia gaudom tai iš 2b minus 2t kubų dalinta iš 20. Tokia bendroji formulė, sakykime, inercijos momento. Tai čia jinai jau yra suvesta. Kiti matmenys yra duoti. Aukštis b 40, storis sienelės, aukštis masės, iš kurio metam masės m kūną, ilgis, statinė jėga gaunama ir ką ir viskas, nes m yra 2 kg, tai statinė jėga tai yra m kart g. Nu ir ką, čia tiesiog surašiau visą tai, ką užrašėm tenai su markeriu, tai čia viską surašiau, tai yra integralas f statinis kart z kvadratu nuo 0 iki l, tai čia šitą pirmoji daly, raudona spalva, f statinis kart z kart z, f statinis kart z kvadratu, rėžiai nuo 0 iki l. Žaliaja spalva f statinis kart l plus z pusiau kvadratu, daunam šitą kvadratu, nuo 0 iki 2l rėžiai. F statinis kart l plus z dalinti iš 2 kvadratu nuo 0 iki 2l rėžiai. Ir apatinis irgi f statinis kart z kvadratu nuo 0 iki 2l rėžiai. F statinis kart z kvadratu nuo 0 iki 2l rėžiai. Nu ir ką, toliau MATLAB'as atlieka aritmetinius veiksmus, suskaičiuoja, sudedam, kaip jau sakiau, visus tuos įlinkius nuo kiekvieno stryko ir gaunam atsakymą, sakykime, delta statinį, tai yra įlinkį nuo statinės apkrovos. Tada skaičiuojame dinamiškumo koeficientą, apskaičiuojame maksimalų momentą, maksimalus momentas nuo statinės apkrovos. Maksimalus momentas tai čia yra 2f statiniai kart l. F statiniai kart 2 kart l. Tai tada įtempį nuo statinės apkrovos, tai m maksimali jėga dalinta iš inercijos momento padauginta iš b ir apskaičiuojam dinaminius įtempius. Reiškia statinius įtempius dauginam iš dinamiškumo koeficiento.